Irgi laukėte eilėje ir... Taip, nuo 8:30. Sakykit, kodėl neįsigijote bilietų pirmo pardavimo metu? Nebuvo galimybės. Trumpai drūtai. Kiek galbūt šiandien pasiruošęs mokėti už bilietus? Ta prasme, piniginė išraiška mane nedomina. Kiek reiks, tiek ir mokėsim. Čia net sąrašą kažkokį tai turite sudarę? Sąrašėlį mes sudarėm bendrų sutarimų. Žmonės pageidavo, kad vienas žmogus neatsivestų 10 ar ten daugiau žmonių. Sudarėm vardinį sąrašą ir pagal tą vardinį sąrašą mėginsim įsigyti bilietus. Kodėl nusprendėte įsigyti bilietų šį kartą, o ne pirmo pardavimo metu? Negavau. Į Lietuvos rungtynės negavau. Na ir ar senai laukėte eilėje? Dar nesenai, bet neaišku, kiek čia dar žmonių įsiėmė eilės, dar dvigubai bus turbūt. Tikitės gauti bilietų šiandien, kaip manot? Nu, maža tikimybė. O jeigu visgi pavyktų, kiek pasiruošęs mokėti už bilietą? Nu, 250. Žiūrint kur, į finalinės daugiau gal. Į Panevėžį galima mokėti. Tikit, ar senai laukėte eilėje ir ar tikitės įsigyti vis dar bilietą? Laukiu tai nuo 10, tai jau beveik 2 valandas. Na, kaip aš tai galvoju, kad visai čia optimistiškiausi žmonės Panevėžy susirinkę. Čia tiesiog dalyvaujam visi loterijai tikėtis. Aišku, tikiuosi, todėl aš stoviu. Kaip manot, ar užteks bilietų ir ar negazdins jų kainos? Visgi jau antras pardavimas. Vis tik tai, jeigu jau teikėsi čia stovėti 2 ar daugiau valandų, kiti visai anksti stovi ir nežinai ar gauti, tai turbūt kaina jau nebėra esminis dalykas. O kad užteks, tai aišku, kad neužteks. Tai vien kiek mūsų čia stovi, tai aišku, neužteks. Ryčių, žinokit, stovi termometrai. Po 163 ir po 240. Po 163. Kaip? Taip. Tu reikėjo ten stovi, atsistojęs. Klausyk, Vyčiuk, tu čia atsistojęs. Ramygiai. Visą laiką palauk, dėdė, tu žinai, kas tu? Tu raminkis, biškelį atėjęs prieš valandą. Tu apraminsiu tave, Asilė. Atsistojęs, kiek tu čia pirksi? Prieblušiu. Ne, rimtai, visus bilietus vienas žmogus ir daugiau niekam neduoda bilietų. Ryto ir žinos. Tu stovėjai, aš atvažiavau. Man sūnus stovėjo. Nebuvo, aš stovėsiu. Sūnaus nežinau. Sūnus buvo, tai jis perka du. Kur žmona tenai nuėjo? Bet neišvažiuosi. Ir viena ir kita. Ir pardavinėja paskui. Tai sūnus perka. Nestovėjai, aš važiavau 8 valandą, jos tik mačiau 2. Tai aš perku. Nu, tik va pusę valandos perkat jūs tik dviesi, kiti ne vienas. Aš matai, kad sistema ir taip eina. Kur snaglumą, atėjo, blėt, į lendinai tenai atėjo. Ką vėl atėjus? Dar žvengia jau. Jinai nebeteis. Supranti, atėjus, tu girdėjai, kokia sistema čia buvo? Ponai, tu girdėjai atėjus prieš valandą sistemą, kokia buvo? Kokia buvo sistema, man? Pasakykit žodį. Palauk! Tie vaikai buvo 2. A jūs atėjot? Daumantas įvaidė. Kur jūsų vardas? Kur vardas? Nėra. Bet nebuvo jūsų nėra. Bet praktiškai tik jūsų kartas niekas. Pinigų nebėra. Kaip neįsilgai, jeigu 20 bilietų perka. Kaip neįsilgai, dar maišos iššoka. 15 minučių skaitų. Pusė 9. Ar reikia ką nors? Nebeturi pinigų. Turiu. Prieš mane stovi. Jis už bravo. Dažnai. Sako, 9 valandą atkalbės. Man eilė. Nieka, visi. Dar vieną sieną pasakas nori. Pasidžiaugsiu šietas. Tu čia virš narkumą atėjai, nu tu kam čia juoktis dėl žmonių? Gudresnis pasirodymas.
Dar nenusipirko, dar kiek? 358. Ne, jau dabar neveikia. Nu, dar viskas. Matai, mama negalėjo sūnui pinigų duoti, atėjo su piniginė, dabar vaikiukui duos pinigus sumokėti, todėl kad jums kelius bilietus. Ne, nu tai atėjo vaikas, matai, tiek metų, 3 metukus turi ir negali piniginę duoti. Aš neperku, ponas, visai ne vieno bilietų. Tai ko čia Jūs stovitės, jūs kada kiek jūs bilietų dabar atėjot? imsit? Kiek priklauso vienam kiek? žmogui? Kiek priklauso vienam žmogui? A, jis net negali susimokėti? Labanakt. Viso gero, tik nepargriūkit.